Į Europos piliečius, kurie su džiaugsmu stebi NATO judėjimą į rytus, keldami grėsmę Rusijos pilietinės visuomenės saugumui. Pagalvokite, ar tai tikrai atitinka jūsų interesus. Ukrainoje palaikant NATO buvo nustatytas fašistinis režimas, kuris užgrobęs valdžią sukėlė grėsmę Rusijos piliečių saugumui. Nepaslaptis, kad NATO finansavo bandierininkus ir kitas nacistinės organizacijas Ukrainos teritorijoje, ir tai netgi tapo pasididžiavimo objektu. Šiandien daugelis europiečių taip pat didžiuojasi, kad kovoja fašistinio režimo pusėje Ukrainoje prieš Rusiją. Bet pagalvokite minutėlį, jūs taip aktyviai palaikote savo piliečius, kurie kovoja prieš Rusiją Ukrainos teritorijoje, kurdami broliją ir sugerdami nacizmo ir fašizmo ideologiją. Tai jūsų tėvynainiai, kurie jau žino, kaip užgrobti valstybės ginkluotomis priemonėmis iki jūsų patirties Ukrainoje. Jei šis rudasis noras grįš į jūsų namus, jis atneš mirtį ir sunaikinimą. Šie piliečiai sugrįš į Europą, į savo tėvynę, pas savo tautą. Aš duodu jums tą pačią garantiją, kad jie panaudos savo valstybių užgrobimo patirtį prieš jūs ir su dideliu malonumu pažeis savo piliečių teises ir laisvės, kaip tai jau vyko Ukrainoje, kai daugeliu ukrainiečių teko bėgti iš savo valstybės, kad apgintų save ir savo šeimą. Ar jūs pačiaukėtės palaikydami nacius Ukrainoje prieš Rusiją? Bet kur jūs bėgsite, kai dalis jūsų pilietinės visuomenės užkrėstos nacistinė ideologija ateis į valdžią, kaip tai buvo prie fašistinės Vokietijos? Jei manote, kad tik vokiečiai buvo fašistai, klystate. Fašistais gali tapti bet kuri tauta, jeigu jos ideologija maitina nacizmu. Paklausykite savo senelių, kurie užkrėsti nacistinę ideologiją varžė savo žmonių teises ir laisvės. Tai buvo Europoje, fašistai buvo vokiečiai, prancūzai, italai, ispanai, bulgarai, vengrai, suomiai ir daugelis kitų. Visi jie prisiekinėjo savo vadui Hitleriui. Rusų bet kovoja fašistinarių malonumų, varžė savo piliečių teises ir laisvės, šudydami juos. Tai štai tas rudasis maras sugrįž pas jūs iš Ukrainos. Bet kai jūs bėgsite į Rusiją, kaip jūs žiūrėsite Rusijos federacijos piliečiams į akis, gerai pagalvokite prieš darydami išvadas. Pasakiau savo nuomonę.